Sveiki visi, su jumis Mr. Žaidimas. Taigi, šis čia jau yra trečia mano dalis, kaip aš filmuoju, kaip aš gyvenu šitam villagerių kaime. Taigi jau prisimenu, kad pirmoji dalyje aš pasistačiau šį gražų didelį namą, o antroji dalyje aš susiradau draugų. Tik tai šiame video bus tokia, kaip tema jau šio video, tokia liūdna biški. Pradžia tokia labiau, kad mano vienas šuo iš antros dalies pas mane atsirado du draugai, du šunys. Tai pas mane vienas iš jų dingo. Neįsivaizduoju kur, neklauskit, aš jums realiai galiu dabar įrodyti, kad jis kažkur dingo. Taigi aš jums dabar aprodysiu savo namą, kad va, pas mane sėdi tik tai vienas šuo, antro nėra, įrodau, kad balkonė nėra, va niekur nėra, niekur nėra, plomai, nič nėra. Taip, dabar tas galim pasižiūrėti po mano namukas gatvės, nieko nėra. Va, matau visus kampus, niekur nėra. Va, išėjau, iš čia išėjau, nieko nėra. Taigi, šiam video aš norėčiau pabandyti surasti savo šunį ir gal sužinoti, kas kaltas, gal jį kažkas pavogė, neįsivaizduoju. Bet jisai buvo porą sykių išbėgęs į lauką, tai tikrai prisimenu, jie buvo porą sykių išbėgę į lauką. Aš juos čia paleidau, jie čia išsilakstė biški ir vienas grįžo, o kitas, neprisimenu, grįžo, jisai negrįžo, bet tikriausiai, kad jis arba pasiklydo, arba jį kažkas pavogė. Taigi, einam sužinoti. 3, 2, 1, bum! Aš užsimaniau šiaip apžiūrėti kiekvieną gyventojo kaimo gyventojo namus. Gal pasižiūrėti, gal pas kažkurį iš jų tiesiog užbėgo ar kažkaip. Tai čia, ten, žinau, kad gyventojai atsidarinėja duris ar užsidarinėja, tai gal jis čia tuo metu įėjo. Taigi, galim pasižiūrėti. Taigi jo čia nėra. Taip, apžiūrim kiekvieną namą. Gerai. Maistas nemokamas, bet nenorim. Ne to dabar reikia. Gerai. Čia šienas, nieko čia įdomaus. Šachtai reikės irgi pasižiūrėti, tas taip žinau. Taip, pasižiūrim, gal šičia bus kažkas. Nes čia žinokit. Faster than you think. A moment's forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. In this elastic flow. O, žinokit, aš dabar čia vaikščiau. Ir pamačiau tik vieną išskirtinį namą, tai šitą. Klausit, kodėl jis išskirtinis? Nu, patys pagalvokit. Kas jame tokio išskirtinio? Pažiūrėkit į, pavyzdžiui, pažiūrėkit į šitą, ir pažiūrėkit į šitą. Va. Kas čia tokio išskirtinio? Nu, paklaus. Nu. Gal dabar jau žinot atsakymą? Tai taip, metalinės duris. O paskui pusė medinės, pusės medinės, o po šitą metalinis. Norėčiau sužinoti, kas tenais įdomaus. Šiaip už lango nieko nėra. Ir dar kas išskirtinio, kad kilimas pas jį yra. Neįsivaizduoju, kaip gyventojas moka, nuo kada realiai gyventojas moka pasisau kilimą. Na, kad neįsivaizduoju. Atės čia, kol nėra, kas čia reikia kažką. Gal pabandau aš grauti kilimą, nežinau. Kaip galbūt. Opa. Kas čia pas mus? Paaiškinkit šitą man 4 žodžiais. Aš nežinau, kas čia dedasi, aš tiesiog savo užėjau. Čia gyventojai biški kažką tais daro už grotelės.
Žodžiu, man nesvarbu, ką jie čia daro. Man tai neturi rūpėti. Tai kodėl čia daryti nežinau. Kaip tu čia atsiradai? Tačiau, štai noriu paimti. Žodžiu, supratau, žiūrėkit. Tas gyventojas, kuris čia gyvena, jis tikriausiai paėmė ir tiesiog už tai, kad jisai supyko ant manęs, kad aš čia pasistačiau gal namą ir už tai jisai pavogė mano šunį. Tai supratau, reiškia, kad visi gyventojai, kurie pasistatė prie jo namų, yra pavogti, nes ir klausiu, kur visi gyventojai dingo. O va jie. Supratot prasmę? Dabar ir aš supratau. Taigi pasiėmu savo šunį, pasiėmu visus gyventojus, nepasiėmu, bet pabandysiu gal kažkaip juos išlaisvinti ir papasakosiu gal viską video gale. 3, 2, 1, jau. Bum. Taigi aš išlaisvinau tik tai savo šunį, gali pasižiūrėti, va. Va, man jau 2 šuniukai mano, mylimiausių draugų. Bet aš gyventojų nelaisvinau, nes bijau, kad jie ten išsilakstys ir vėliau man ten po vieną ranką. Labai nenorėjau šito darbo pašalinio, tai užtat. Man dar toksai įdomus klausimas, kodėl pas visus gerai medžiai padaryti, po šito taip pat. Nežinau, rimtai žinokit, neįsivaizduoju. Žodžiu. Ne pas jį vieną, gal matau tenais irgi. Taigi, aš supratau tai, kad šitas gyventojas, kuris gyvena šitam name, yra, galima pasakyti, aš nežinau kaip tai pasakyti, bet tikriausiai, kad maniakas. Ir jisai labai stipriai nekenčia tų žmonių, kurie šalia jo kažką pasistato. Aš pavyzdžiui, šitų gyventojų nematau kažkur apie 5 Minecraft dienas. Ir aš jums sakau, čia tikriausiai šitam name, po šito žemė tikriausiai ir yra čia jie. Žodžiu, čia gali būti visko. Ir va, tai šio video išvada, aš tikriausiai taip turiu omeny, kad tiesiog paprasčiausiai šitas žmogus, šitas gyventojas, kuris gyvena šitam name, užpavydė tiem, kurie gyvena šalia jo kaime arba šalia jo namų. Tai va. O dabartis aš dar norėčiau greit prasibėgti ir pasižiūrėti, ar kiek čia gyventojų dar trūksta šitose namuose. Taigi, aš tiesiog prabėgsiu, o jūs tiesiog pastebėkit. Taigi čia gyvena vienas, aš pastebėjau, kad šitam kaime planai gyvena tik tai vienas gyventojas ir vaisai, va jo namas, aš jums net galiu padaryti jo rumtūrą, jei norite. Va, jisai čia mechanikas, ar kažkiek, technikas kažkoks, tai va jo, kaip pilis kažkokia, tai čia ten. Sakant, galima taip ir pasakyti pilis, jo namas yra pilis, ne namas labai. Žodžiu, ką jis daro, tik įeina ir išeina, žodžiu. Tai aš suskaičiavau ir aplamai gyventojų kažkur turėtų būti apie 8, nes 8 tušti namai. 8 tušti namai, tai čia, žinokit, žiauriai daug. Žiauriai. Ir čia galima sakyti visas kaimas. Taip, čia visas kaimas. Ir, gerai, dar neskaitant to ir to, nes ir tenais mačiau gyvena kažkokie kitais gyventojai. Tai va. O šiaip. Tai va, tik tai 3 gyventojai šitam kaime gyvena. Tai gaunasi, kad šitas gyventojas pavogė visus gyventojus ir sumetė savo mini kalėjimą, gal galim taip pasakyti.
Taigi, mano video jau pasibaigė ir mes tryse tau norėjom padėkoti už tai, kad tu peržiūrėjai šitą video iki pat galo ir tikimės, kad tu paprenumeravai mano kanalą. Taip, tu išgirdai tikriausiai, paprenumeravai. Taigi, jei tu dar to nepadarei, tik greičiau taip. Tai va, ir mes tryse norėjom su tavim atsisveikinti. Taigi, bye bye!